Štai taip savo svajonės link lekia 15-metis kaunietis Linas Volungevičius. Šie vaizdai tai pirmieji jaunojo lenktynininko pasibandymai su pasaulinio lygio technika Formulė 4. Tačiau, kaip žinia, autosportas ne veltui laikomas brangiausių sportų pasaulyje, tačiai svajoniai kojos vos nepakišo finansai. Nusprendžiau, kad būtų kaip ir sąžiningai kelti įrašą, kad net ir didžiausios svajonės kartais turi palaukti ir žaibiškai visa autosporto bendruomenė sureagavo ir kitą rytą atsikėlę šeštadienį pamačiau, kad netgi didžiausias Lietuvos įžymybės pasidalino mano įrašų ir labai apsidžiaugiau ir per kelias valandas pavyko surinkti biudžetą šiai atrankai. Prie akcijos padėti jaunajam talentui keliauti aukščiausio autosporto šakos link prisijungė didžiulė autosporto bendruomenė ir net puikiai žinomi nuomonės formuotojai. Panašu, kad tautiečiai patikėjo jaunojo sportininko užsidegimu bei motyvacija ir jis galės dalyvauti atrankos programoje Prancūzijoje. Šios programos tikslas atrinkti talentingiausią vairuotoją lenktynininką, kuris važiuos Formulės 4 čempionate. Ir tas, kuris laimės, gaus 120 000 eurų stipendiją važiuojant Formulės 4 čempionate. Kol kas Lietuvos autosporto istorijoje arčiausiai sporto karalienė vadinamos Formulė 1 buvo atėjęs kitas lenktynininkas Kazimieras Vasiliauskas. Jis 2009-aisiais dalyvavo Formulės 2 čempionate ir liko per vieną laiptelį nuo aukščiausios lygos. Dabar jo pėdomis eina kaunietis Linas. Tiesa, kelias dar ilgas, o ir technika unikali. Tai yra normalus sportinis bolidas, kuris labai populiarus šiuo metu yra Europoje ir Azijoje ir net Amerikoje. Tai yra normali seka jaunimui eiti nuo kartingo link Formulės 1. Dabar fokusuojamės į Formulę 4, o po Formulės 4, jeigu gerai seksis, toliau žingsniai yra Formula Regional arba GB3 ir po to eina Formulė 3, Formulė 2 ir galiausiai aukščiausias laiptelis Formulė 1. Kaip kalba šio sporto ekspertai, vien didelio noro pasiekti aukščiausią sporto laiptelį neužtenka, tačiau su Linu dirbančios komandos atstovai nusiteikia pozityviai. Mes matome visko, ko reikia tokiam lenktynininkui, tokiam projektui, nes jis turi gerą patirtį ir kartingose nuo vaikystės. Plus jisai supranta, kaip veikia autosportas, žino, kad reikia susirinkti biudžetą, žino, kaip tą reikia daryti, moka kalbėti. Dabar jaunojo lenktynininko laukia pasiruošimas. Su komanda ir Formulės 4 bolidu jis treniruosis Nemuno žiedo trasoje bei simuliatoriuje. Būtent pasiruošimui dalyvauti birželį vykstančiam iššūkiui sportininkas teigia panaudosintis žmonių suaukotus pinigus.